Labadiena, kviečiu klausytis tylaus pokalbio. Mano pašnekovė, psichologė, psichoterapeutė Jurga Tepkevičienė. Labadiena. Miela Jurga, jeigu nebūtų man į rankas patekusi jūsų knyga, Pabaigų menas, tai ko gero šito pokalbio nebūtų. Tiesiog skaitydama knygą aš jutau, kaip aš su kiekvieno puslapiu atrandu savo reikalingus atsakymus į manyje gyvenančius klausimus. Ir aš pagalvojau, kad su tais klausimais vaikšto turbūt kas antras žmogus, jeigu ne kiekvienas. Ir galbūt mes galim padėti irgi jiems padaryti tą patį, atrasti atsakymus. Šį kartą galbūt tie klausimai tokie nelengvi. Tai klausimai, kuriuos savo užduoda žmogus, kai jis išgyvena netektį. Aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie ateina pas jūs pagalbos, jie jau su to netekties skausmu yra pravaikščioję ne vieną dieną. Nes paprastai, kai tai atsitinka, tu nežinai nei kur pult, nei ką kreiptis, nebent gali pavirkti draugui ant peties, ar ne? Labai visai būna tas netekties susidūrimas su netektim, dažnai žmogų palieka tarsi be žado, atrodo žodžiai apleido mane, atrodo žemė slydo iš po kojų, labai dažni liudijimai. Arba žmogus pagauna kokią nors buitinę detalę ir ją tarsi įsidėmi, kad ir buvo tam kambarį, ten kilimas raudonas ar dar kažkas. Ir atrodo tik tai jau tos žinios, siaubas ir sunkumas ateina vėliau, bet pirmiausia ta bežodystė, netgi dabar kalbėti apie tai sunku, išsireikšti sunku. Galvojant, prisimenant, kiekvienas turbūt yra susidūręs, išgyvenęs netektį, kas dar nesusidūrė, neabejotinai susidurs, nes toks yra gyvenimas, tokia yra tikrovė, tokia yra mūsų raida. Ir gali susisieti savo patirtį, kai išgirdo, kai sužinojo. Pirmoji reakcija labai dažnai yra ne, negali būti. Šoko reakcija, atmetimo reakcija. Arba net nesuvokiu, pakartoju tą patį, tai yra visus žodžius suprantu, bet suvesti jų, suvokti realybę tarsi ne vėliau ateina. Tai mūsų psichika jinai taip sveikai sudėliota, kad mes niekada nepatirsim skausmo, kuris būtų stipresnis negu galime atlaikyti. Jeigu taip nutinka, tai ir yra tokia šoko reakcija, disocijuota tarsi patirtis, kur girdėjau žodžius, bet neateina jie iki manęs. Paprastai ateina vėliau, tam reikia laiko. Labai gražų žodį pasakėt, bežodystė. Iš tikrųjų tas jausmas, kai tu atrodo ir pats, žodžiai tave metė, jie paliko. Tu neturi žodžių, kuriais galėtum apsakyti tai, kad tu nešioji savyje. Mes kalbame apie tą skausmą, kurį išgyvena žmogus, kuris netikėtai sužino apie artimą žmogaus mirtį. Turbūt ne apie tą situaciją, kai ilgai yra slaugomas ligonis ir ruošiamas yra tam, ar ne? Čia truputėlį kitaip yra. Turbūt nutinka, gali būti skirtingai, bet vargu ar būna taip, kad ta mirtis išsiskiria tuo netikėtumo faktorium. Čia Bulgakovas meistras ir Margarita labai gražiai suformulavęs, kad žmogus mirtingas, tai dar nieko tokio. Problema ta, kad jis netikėtai mirtingas. Ir aišku, kad viena vertus, tas, kai yra perkūnas iš giedro dangaus, kai yra sveikas žmogus, gal truputėlį šiek tiek kitaip duodama, šiek tiek laiko, amortizacija įvyksta, kad žmogus serga, turi laiko pasiruošti pats, turi galbūt laiko jo artimieji ruoštis, turi laiko ruoštis, nebūtinai ruošiasi pats žmogus. Ir vis tiek paprastai, kai tai nutinka, yra netikėtumo faktorius. Tai čia vis tiek jautiesi nepasiruošęs. Taip, ir ta mirties paslaptis, kad net gydytojų konsiliumai gali pasakyti, kad ta būklė šiuo metu yra tokia. Ir kad bet kada ta bus valanda, kada ta minutė, nežinom tos valandos. Bet tai įmanoma tam pasiruošti. Šiaip, mes labai mažai kalbame apie tai. Kalbame, nes prisibijom. Nes tai yra tokia tema, vienai vardinus temą jau skauda. Ir atrodo, kalbėti apie tai irgi skauda. Taip, tai drąsa ištverti skausmą ir drąsa eiti per bežodystę prie viso kito. Surasti žodžius, surasti simbolinę išraišką tam, ką patyrė, yra labai sunki užduotis. Yra labai gražus Rilke žodžiai. Jis sako, o atsisveikinime visų žodžių šaltinį ir viso švelnumo pradžia.
Čia jau apie tai, kai mes išdrįstam atsisveikinti ir tie žodžiai pas mus sugrįžta, mes tada Aš galim netikiu, kad būti tai tais įmanoma, ambasadoriais ir, nu, vat pažiūrim, tai vat mes kalbamės, ne? Tai nelengva kalbėti ir nelengvai duodasi žodžiai, nors žinių turim abi ir patirčių turim abi ir atrodo apmąstę ir išbuvę ir vis tiek nėra lengva, nėra paprasta. Nepaisant to, tą daryti verta, apsimoka, nes taip sakant, atsiranda žodžiai. Kojenas, kaip pasakęs, kad netektis kūrybiškumo motina. Tam tikrą prasme galim matyti, kaip susidūrę su skausmu ir vis ieškodami, kad o kaipgi su juo gyventi. Tai čia kai akmenėlis aštrus, įkrinta į batą ir mes vis tiek einame, turime eiti, negalime nusiauti, negalime jo pašalinti. Čia tas skirtumas, kad negalime pašalinti ir vis tiek keliaujame toliau ir ieškom pozicijų, ieškom atramų, kaip pastatyti, kaip atremti tą koją, kad tas akmenėlis ne tai, kad jis bus nejaučiamas, jis bus jaučiamas, kad taip nedurtų, kad taip neskaudėtų. Ir ką reikia padaryti? Ir kas gali man padėti tą akmenėlį jausti kaip kažkokią jau nugludintą, lengvą ir nebadantį man bėdos. Aš suprantu, kad jūsų žodžiai turėtų labai raminti, bet aš taip netikiu. Man atrodo, kad... Ir pasitikėjimas ir drąsa eiti į tą patirtį ir ją išbūti. Galbūt problema iš dalies ir yra ta, kad mes norim ką nors padaryti, kad nieko daryti nereikėtų. Ir kad nereikėtų kentėti. Kad savaime atsitiktų. Kad savaime praeitų. Arba stebuklingų būdu. Nu ir kaip buvau pas psichologą 1 kartą ar 5 kartus ir nepadėjo. Nepadėjo. Tikimės burtininko, tikimės, kad stebuklingų būdu praeis. Nesusitaikom su to, kad turėsim dirbti su savo jausmais, turėsim mokytis su jais būti ir priimti tas bangas. Jūra nesiliaus bangavusi. Ji banguos toliau. Tik kaip išmokti su tom bangom. Ypatingai kalbant apie netektį, tai galim ir vėl ir su štormu, su tsunamiu lyginti. Viską nunešė. Ar jūs sakote, kad apie tai reikia kalbėti? Na, įsivaizduokit, taip tai yra, susidūriau su ta netektim. Mano žodžiai mane metė, kas galvoje darosi paaiškinti negaliu. Kūno savo galbūt irgi nesuprantu, nes jis duoda kažkokius ženklus, kuriuos aš nemoku skaityti. Savo emocijų valdyti negaliu. Ką man daryti? Ką daryti, ta drąsa kentėti, drąsa būti su tuo ir kalbėti, ar tylėti. Galima ir taip, ir ar nuo to pradėsim, ar nuo ano pradėsim, vis tiek, jeigu turėsim ryžto, drąsos prisiliesti prie savo skausmo ir jį išbūti, priimti jo visus pavidalus. Skausmas, netekties skausmas ypatingai, jis labai skirtingais pavidalais ateina. Tai gali ateiti pyktis, ne? Gali ateiti kaip įkyrus mintys, įkyrios ir pasikartojančios. Tai čia tas pats skausmas, kuris pas mus beldžiasi. Gali ateiti kaip įkyrus prisiminimas. Prisimenu vis kažką. Tai kartais vėl tai netekties akimirkoje žmonės vieni nori pasakoti tą patį ir tą patį. Tuos pačius faktus kartoti ir kartoti. Paprastai tokiu būdu jie bando prisibrauti prie savo jausmų. Negali prisibrauti. Kartais tikisi, kad kiti įvardins, kad o kaipgi tu pasijutai. O gal teisinga yra remtis gerai, šiltais, jaukiais prisiminimais? Vienas iš būdų, tai čia, save raminti ir su tom bangom, užlieja ir labai sunku. Ir galim grįžti prie šiltų prisiminimų. Išbuvę šiltus galim liestis ten prie vėsesnių, prie aštresnių, prie visokių kitokių. Kodėl tas skausmas tom bangom eina? Jeigu visą laiką vien tik tai būtum ten, prislėgtume, liūdesį, sielvartę, neištvertum. Paprastai ateina periodai, kai yra ramiau arba kai yra pyktis, kaltinimas, tokios aktyvesnės ten tos emocijos. Ir jas priimti kaip gedėjimo dalį ir kaip tam tikrą prasme savo atsisakymą, eiti per gedulą, liestis prie skausmo, kentėti. Natūralu jausti pyktį? Natūralu jausti pyktį ir tai labai gali būti palengvėjimą duodanti emocija. Kai mes jaučiam pyktį, mes galim atsiskirti, mes galim brėžti ribą, mes galim sakyti ne, mes galim eiti į aktyvų protestą ir
prasminga netgi ir priimti tai kaip gedulo dalį. Nu, pyktis irgi mus ruošia. Kam ruošia? Ir liūdesiui ruošia, bejėgiškumui ruošia, viskam ruošia. Bet ar pyktis augdamas, jis negalima dar didesnių problemų atnešti? Pyktis pats neauga, pyktį mes auginame ir jeigu bet kuri emocija, jeigu mes ją pasigauname, sutirštiname ir išauginame iki begalybės, tai mes kaip Mažojo princo istorijoje užauginam baobabą, kur negali niekas kitas daugiau prasibrauti. Tai bet kurią emociją, o ypač pyktį, sutirštinti, leisti jai užbujoti ir uždominuoti, gali būti labai pavojinga. Nu, nebent mes ir įsteigiam tokią planetą, kur augs tik baobabas. Ir savo vidiniam pasauliu norim tik baobabą turėti. Bet rekomenduočiau įvairesnę augaliją ir to pykčio, kad būtų tiek, kiek jo natūraliai yra, leidžiant jam ateiti ir praeiti, nestabdyti jūros bangavimų. Ar žmogus pats gali susitvarkyti su tuo, tarkim, be jūsų, be psichologo pagalbos? Žinoma, gali ir didžioji dauguma žmonių ir susitvarko. Aišku, psichoterapija yra per geras dalykas, kad ją naudoti tik tada, kai žmogus jau nesusitvarko, kai kažkas radikaliai blogai. Čia ir prabangos momentas, kad noriu ir galiu pabūti giliau su savo patirtim, noriu ir galiu pasisamdyti asistentą, kuris padės man su tuo pabūti. Nes iš idėjos tai žmogus viską gali pasidaryti pats. Per gedulą dauguma žmonių ten yra statistika, kad apie 70% jį išgyvena ir tai išsenka. Tai ne vėl išsenka, ne tai, kad baigėsi gedulas, jis tampa patirties dalim, sugeba patys netekti įausti į savo psichikos audinį, rasti vietos žmogui širdį, kad širdį žmogus nusėda. Apie 70%, kiti tenai būna, kad kitiems prireikia daugiau laiko ir ta pagalba, kur jau gal 10, gal dar mažiau. Užduotis išmokti būti su savo jausmais, su visais ir nepaliauti nuolat jiems ieškoti išraiškos. Vienas iš išraiškos būdų žodžiai kalbėti. Surasti tuos žodžius dingusius kažkaip ir bandyti iškalbėti tai, ką nešiojas. Vienas iš variantų vėl iškalbėti, išpiešti, iššokti, išlipdyti visą tą meninę raišką, netektis kūrybiškumo motina. Ir gali atsiverti ir naujos formos, kaip dar galiu išreikšti tai, ką patiriu. Ieškau visokių formų. Ritualai, krikščionybė, katalikybė siūlo daug gausybę formų, ritualizuoja veiksmą. Ir tie ritualai bendrai mūsų psichikai, jie yra padedantys labai, nes jie stabilizuoja, jie liudija stabilumą, jie liudija netekties atveju, tai iš viso ten mišios, maldos, tai liudija, relativizuoja patirtį, liudija apie anapusybę, apie laiką, kitokį laiką, kitokią būtį, kitokią erdvę, skiepija, augina viltį. Tai tie ritualai vėl ir bežodystės fazėje yra labai svarbus. Ir žmogaus atsiverimas, netgi tie žmonės, kur socialiniuose tinkluose galim susidurti, kad žmogus praneša apie netektį ir atrodo tas formalus kartojimas, ten užjaučiu, atjaučiu ir kitokie tie trumpi užrašai, ten stiprybės, jie gali skambėti trafaretiškai, netgi formaliai, nes visi tą kartoja, bet čia ir yra tas pirminis bandymas išeiti iš bežodystės. Per ritualą, per pakartojimą to paties. Pirminiai žodžiai, jie tarsi tau paruošti. Visi kiti ritualai vėl duoda struktūrą jausmų išraiškai. Duoda gerus rėmus, kuriuose saugiai gali ten savo patirtį su ja pabūti ir ją pamažu priimti kaip patirtį, kuri nebėra tai, kas tave kaip tsunami kiekvieną kartą praeina pro tave ir visą tave sugriauna ir vėl vos tik prisiminiau, taip sakant, ir nebegaliu atsikelti. Ne, tai tampa tavo dalim, tai tampa patirtim, kurią gali dalintis, apie kurią gali kalbėti, nebeužlietas emocijų. Tai nereiškia, kad tų emocijų, tų jausmų nebėra, yra. Tai nereiškia, kad nebėra skausmo, yra, bet tai nėra tiek stipru, kad negaliu kalbėti, negaliu būti. Jeigu neturiu aš tų ritualų, nesu praktikuojantis krikščionis, netgi rutinos savo gyvenime neturiu.
Kaip man susirinkti ir sudėlioti? Geras labai klausimas ir va tos netektis, kaip jos išmuša iš balno ir va tą chaosą verčia tave patį tapti kitų žmogum. Galbūt va tą, žinai, toliau einant, kartais, nežinau, prisiriša prie sutuoktinių, prie tėvų žmonės ir tas prisirišimas toks stiprus, netgi santykis gali būti prastas, ten įtemptas santykis, suaugę vaikai prie tėvų ir netektis. Ir nebėra kam priešintis. Tu turi pabaigti savo paauglystę, nes iki šiol draskei ten motinai ir tėvui akis. Ir pabaiga atėjo. Tu turi pats kažkaip struktūruoti savo dieną. Pats prisiimti atsakomybę už save. Kartais tas nesibaigiantis gedulas gali būti apie tai, kad nenoriu, bijau eiti toliau vienas. Bijau gyventi savo gyvenimą. Ritualus, tai čia kartais ir yra galbūt užduotis susikurti savo ritualą, atrasti savo rutiną. Viena iš užduočių galėtų būti. O bendrai dar einant apie gedulą ir žinai, apie procesą jo, kada jis yra sėkmingas ir kokie yra nesėkmingi, žinai, bandymai. Tai nuolat dairimasis atgal, nuolat bandymas sugrįžti tą pačią upę. Senų senovių pasakyta, prieš mūsų erą Heraklitas, ar mūsų eros mąstytojas, nežinau, reikėtų patikslinti, sakė, kad į tą pačią upę 2 kartus neįbrisim. Kartais vis bandom įbristi 2 kartus į tą pačią. Labai dažnai. Mitas yra puikus. Orfėjas Euridikė. Kai Euridikė miršta ir Orfėjas keliauja jos iš Hado susigrąžinti. Ir jam yra duota ir leista su viena sąlyga, kad tu eini priekyje ir neatsigrėži. Tu pasitiki ir eini toliau ir pasitiki, kad tave seka, kad turi. Ir tai jau būtų, tu ją išgelbėsi, ne? Orfėjas neišlaiko bandymo, kad jisai atsisuka ir viskas praranda amžiams. Tai mes, kai sukiojamės, prarandam amžiams. Kai pasitikim, kad seka, kad yra su mumis, kad yra ta patirtis, kurią žmogus mumise prikėlė, pažadino, kam jis mus įkvėpė, gali gyventi toliau. Tiesa, jau be to žmogaus. Bet mes galim tęsti. Ir kai nesidairom atgal, kai nenorim turėti, nepretenduojam turėti. Nebepretenduojam. Einam pirmin. Taip, pasitikim, kad seka. Bet aš einu su abejonėmis. Kad jeigu aš nebeturėsiu tų situacijų, kurias turėjau ir kuriuose taip gerai jaučiausi su tuo žmogumi, kurio nebėra. Jeigu aš nebeturėsiu, paprastai pasakysiu, jeigu aš nebeturėsiu kalėdų, kurias švęsdavau su šituo žmogumi, tai aš iš viso nebežinau, kokios tos kalėdos bus. Ar aš jas turėsiu savo širdyje. Ir dabar eiti į priekį ir neprisiminti to, man atrodo, kad žmogus išėjo ir visus mano prisiminimus išsinešė. Ir visas tas situacijas, kuriuose aš taip saugiai jaučiausi, pavyzdžiui. Taip, norim saugumo iš kito žmogaus, norim, kad jis mums būtų liudininkas, norim, kad jis padėtų mums, būtų mūsų ramentas ir padėtų mums būti tuo, ko mes esame. Nežiūrėsiu atgal, tai nereiškia, kad neprisiminsiu. Žiūrėsiu į priekį ir prisiminsiu ir tikėsiu ir pasitikėsiu. Priimsiu, kad gali būti sunku ir iš tikrųjų, tos ypatingai pirmosios šventės, tas metų ciklas, kol jis apsisuka be to žmogaus. Kitaip, jau kitaip. Turėti pasitikėjimo, turėti atvirumo atsinaujinimui. Iš tikrųjų, mūsų gyvenimas ir tokia tai yra ta tikrovė, jis netektim pažymėtas, nuolat netenkame. Nuolat tenka atsiskirti, nuolat tenka atsisveikinti ir kiek mes gebame paleisti, atsisveikinti, priimti tai, kas ateina, priimti naują ir žengti toliau į naują, pasitikėti. Geriau, blogiau bus tas vertinimas, mes kartais labai skubame, kad čia, įvertinti, kaip tai yra. O buvo geriau, o buvo blogiau. Atvira širdis galėtų gyventi pilnesnį gyvenimą, jeigu labiau atsiduotų patyrimui ir labiau būtų patyrimo rėmuose, o ne lyginime ar proto žaidimuose. Čia geriau, čia blogiau. Tas vėl mūsų nenoras kartais eiti ir daryti patiems, gyventi patiems. Prisirišam, negalim paleisti. Gedim be galo, nes tai ką dabar aš pats turėsiu daryti, aš pats turėsiu prisiminti ir nepagalvojam, koks tai yra, žinai, galbūt tai yra malonė ir galbūt dabar tavo eilė galvoti. Kai vyresni žmonės būna yra tas lydėjimas, kad
yra buvę, kad nu, vat, atrasta prasmė per tai, kad galbūt aš ir esu šitoj žemėje dar tiek ilgai, kad galėčiau galvoti apie visus tos žmonės ir juos prisiminti. Mano draugų jau nebelikę, bet aš galiu apie juos galvoti. Artimieji išlaidoti. Aš galiu juos liudyti, aš galiu apie juos papasakoti. Atsakomybės prisiėmimas ir tam tikrą prasme vat, nu, geba užaugti. Vėl kaip Senekos neprisimint, nu, kur sako, norinti likimas veda, nenorinti tempia. Tai jei nenorim tos prievartos baisios ir brutalios, tenka priimti realybę ir tikrovę. Tenka, bet aš ir vėl sakau, bet pastaruoju metu tarp mano draugų buvo ne vienas, kurie išgyveno netektis, per juos ir aš kažkiek. Ir apie tai, apie ką jūs dabar kalbat, jie su to susidūrė. Kad išmoktų, kaip jūs sakot, eiti toliau, gal tapti nugarą, nežinau, jeigu išėjo mama, tėtis ar vyresnieji išėjo šeimoje, priimti sprendimus. Jie turi sugalvoti, kaip tai padaryti. Na, neišeina išmokti taip greitai. Tai žinoma, labai taip, sunku ir pasiruošti. Skaito knygas, taip kažko klauso, taip gal eina pas irgi psichologus, gal eina pas kunigą, gal kalbasi su draugais, gal patys su savimi kalbasi ištisomis naktimis, bet tai nėragi taip paprasta. Tai žinoma, labai sunku, žiauriai sunku gali būti, bet kai jau gali kalbėti su savim, kai gali verkti, kai turi išraiškos savo skausmui, tai jau yra labai didelis žingsnis pirmyn ir jau yra labai gerai. Sunkiausia tai ir pavojingiausia, sakyčiau, tas sustingimas, kai žmogus yra sąstingi, kai negali, neranda kaip išreikšti, kai gal kažkaip nuslopina, gal pabėga į stiprius įspūdžius, ten į keliavimus, į kažkokius darbus, bet ta patirtis, jie juk niekur neišsisklaido, ji toliau gyvena. Bet išbūti ją, pamatyti jos prasmę, turėti drąsos, turėti ryžto, kentėti, matyti, rasti tame prasme. Juk gali būti taip, kad gedulas gali būti nesibaigiantis. Gedulas skausmas. Neišeina jo iškentėti, išbūti ir, na, kažkaip lyg ir paleisti jį. Tai vat nesibaigiantis dažniausiai tai tas jausmas, kad čia nesibaigs ir bus amžinai ir čia gal ir vaikystės reliktas. Maži vaikai, jiems tai, ką jie patiria, yra amžina. Jie neturi patirties, jie neturi, stokoja perspektyvos. Ir mano vaikas, kai išsigaudavo, klausdavo, nuskauda, jis verkia ir klausia manęs, ar man praeis, to patvirtinimo, kad skausmas tai, tikrai praeis. Nėra amžinų dalykų. Žmogus, pa žmogų nieko absoliutaus ir nieko amžino. Tikrai praeis. Vėl jūra banguoja, tai būti gyvu, tai jausti, taip, tai jūra banguoti nesiliaus. Ir bendrai paėmus, ar tau dar skaudės? Taip, skaudės. Kiekvieną kartą, kai skaudės, galėsi ir dar prisiminti, dar dėl ko skaudėjo. Jeigu norėsi ir gauti tokio akumuliuoto skausmo dozę. Jei nenorėsi, galėsi, kentėti tik dėl to, dėl ko iš tikrųjų kenti. O ten, kur neišgėdėtas gedulas, tai aišku, jisai ieškos, kur tą patirtis prisikabinti ir gali ateiti visai kitose situacijose, neapraudotos netektis ir mamos, tėčio, kad gali jos ateiti skyrybų situacijoje. Ir tada dviguba dozė ir turi jau dvigubą kelionę nukeliauti. Todėl bendrinė rekomendacija būtų tai vis tiek, leisti savo nedaryti tokio akumuliacinio efekto. Ir nevesti savęs į dar sunkesnę padėtį. Taip, tai nėra lengva ir užsitęsia labai labai skirtingai. Mes kartais labai norim ten viską sutrumpinti, ar ten skubam patologizuoti, ieškom ten palengvinančių visokių priemonių ir ieškom, ką čia padaryti, kad nieko daryti nereikėtų, kad man palengvėtų, kokia ta stebuklinga tabletė. Nenorim susitaikyti, kad nėra stebuklingų tablečių, kurios apsaugotų tave nuo tavęs paties. Nuo to, kad esi žmogus, nuo to, kad buvimas žmogum, nuo jautimo ir jutimo. Taigi čia neatsiejama. Kitoje pokalbio dalyje. Kodėl skausmas kartais ateina daug vėliau? Netektis yra apie atsinaujinimą.
Mirties bijo tie, kurie negyvena, nemoka džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Jaunų žmonių sunkios mintys.